Sunku, dviprasmiškai, aš galvoju, tokios momentais gal ir nieko buvo. Atako, aišku, trūko tokio kažko, tai aišku, kada gauni tokius įvarčius, pirmą tą 11, antrą, kada tokie vartininkas pirmus du atsivežė gyvarčius, tada gal sunku jau, žinot, kada yra 2-0, daug lengviau lošti, gavom per 2 minutės 2 golus pabaigoje ir, man atrodo, viskas buvo išspręsta. Visi žaidėjai dar yra tokios formos, kurias norėčiau matyti ir tie žaidėjai, kurie dabar atėjo, ir Galkevičius, ir Borovskis be komandų, tikrai kas toli, Galkevičius, aišku, šiek tiek geriau, Borovskis toli kitos formos, bet tai pilnai suprantama, neturėjo žaidybinės praktikos nieko. Žalgiris patiko, šiandien aš galvoju, kad tai yra jų aikštė, jie toje aikštėje visai kitokį futbolą manėžą. Greitai, teisingai, turi labai, aš taip galvoju, tokia lygų sąstatą iš 20 žaidėjų ir ką be išleidžia, gali lošti tie žaidėjai. Taip, kad vieną dieną vieni, kitą dieną kiti. Tai šiandien pelnytai laimėjo. Aš galvoju, nes šiandien neturėjom pagrindinio vartininką, kuris iš Škotijos skrydęs. Jis turėjo tokių reikalų. Pirmi 2 įvarčiai grinai psichologiškai vartininko. Senai nelaikęs, jis aplamai pirmą kartą gal šiemet stovėjo, kada visą laiką laikė pagrindinis vartininkas. Trūko poro žaidėjų, kurie rinktiniai buvo olimpiniai, taip, tokių, aišku, Veliulio trauma tokia labai mums svarbi. Pagrindė galvoju, šiandien tai nulėmė, kad tie pirmi 2 įvarčiai ir 11 metrų baudinys, kada vartininkas, aš skaitau grinai, ir antras įvartis, kada išmušinėja tiesiai. Taip, kad, žinot, kada toks jau rezultatas ir lengva lošti, ir Žalgiriui lengva, ir laimėjo pelnytai, daugiau nieko neturi. Mums yra daug darbo ir reikia daug dirbti. Aš visą laiką daugiau buvau už tai, kad lietuvių daugiau pas mane būtų. Šiaip tie lietuviai, kurie komandoje yra, tikrai yra veidas komandos. Šiandien gal nesulošė taip, šiandien buvo objektyvių priežasčių, gal ir Žalgiris taip nesulošė, nes tikrai viena pusė iš vis labai slidi buvo ir tokia, sunku pasakyti, pamatysim sezoną, jau kitą savaitę pradedam jį. Taip, kad prieš sezoną geras toks dušas, geras rungtynės gavom nuo Žalgirio ir laukiam sezoną ir viskas. Ir Žalgiris parodė, išėjo, aišku, kovėsi, parodė mūsų, gal kai kur trūko charakterį, gal psichologija, gal tas sezonas ir jiem ir mum bijo, jie jau pradėjo 3 turus, mes dar nežinot, kaip yra. Gal vietos traumas gaut, gal kas, nežinau. Sakau, objektyviai jiegi buvo geresni ir laimėjo pelnytai. Aišku, stengsimės neatsistoti 9 vietą kaip pernai, pasistengsim kažką tai padaryti, jeigu visi bus sveiki, visi savo formą ir toks tvarkaraštis geras, kas savaitę, aš galvoju, mes pradžia labai sunkiai, jeigu pradžio gerai praeisim, tada galėsim po 5-6 turų kažką sakyti, ką mes galim. Žalgiris – daugiau nei futbolas.